Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 39-oji 2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi rugsėjo 26 dieną. Tai kas geresnio šią savaitę energetikoje? Na, Europa greičiausiai amžiams neteko Nord Stream dujotiekių. Be akivaizdžių geopolitinių pasiekmių visai Europai, tai turės įtakos ir Baltijos šalims. Taip pat mūsų regiono suskystintų dujų importo infrastruktūra netrukus pagausės, bet visa tai vyksta nebe įtampų. Ir galiausiai susidėliojame, ką Europos energetikos ministrai nusprendė dėl elektros taupimo ir ką tai reiškia mums. Štai papunkčiui. We should have listened to those who know Putin. Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijų šitą temą. The United States is targeting the main artery of Russia's economy. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Du sprogimai savaitės pradžioje prakiurdė abu Nord Stream dujotiekius. Buvo pažeistos visos 4 dviejų dujotiekių gijos. Tai, kad įvyko ne avarija, o sabotažas, aišku, pasidarė ko ne iš karto, bet Danija, Švedija ir Vokietija pranešė bendradarbiaujančios atliekant tyrimą, kurio metu turėtų būti nustatytas kaltininkas. Nors logiška tokio išpuolio paaiškinimą rasti sunku, žvilgsniai krypsta į Rusiją. Pačių dujotiekių perspektyva yra niūroka. Žala, kurią jiems padarys jūros vanduo, greičiausiai pareikalaus milžiniško remonto. Net jei sankcijų sukaustyta Maskva ir rastų būdų tokius darbus atlikti, tokios investicijos greičiausiai neatsipirktų niekada. Europa ir taip turi pakankamai dujotiekių rusiškoms dujoms, Lenkijoje ir Ukrainoje. Be to, karas dar labiau priartino dujų eros pabaigą. Tikėtiniausia versija dėl kaltininko, nors yra ir kitų, man regis šita. Gazprom politiniu pavedimu baigė savo pasirodymą Europos dujų rinkoje. Ieškoma būdų išjungti dujų tiekimą Europai, bet didesnių teisinių pasiekmių. Jų norima išvengti tam, kad nebūtų areštuotas įmonės turtas už Rusijos ribų. Be to, įtariu, dalis Gazprom dar tikisi grįžti į Europos rinką kažkada iki 2050 metų, o tam gali tekti susimokėti visas susikaupusias baudas už neįvykdytus kontraktinius įsipareigojimus. Todėl force majoras, toks kaip dujotiekių sprogimai, galėtų padėti sustabdyti metaforinį kraujavimą. Sprogimai, žinoma, turi ir kitų hibridinio karo požymių, tačiau iš dujų tiekimo perspektyvos tik taip gebėčiau paaiškinti tokią skausmingą Gazprom saviamputaciją. Kodėl tai svarbu? Baltijos šalims Nord Stream dujotiekiai niekada neturėjo tiesioginės įtakos. Jie buvo statyti tam, kad patraukti Ukrainą iš rusiškų dujų tiekimo Vokietijai grandinės. Tokį tikslą Gazprom buvo įsirašęs į savo viešus strateginius dokumentus, tam priežasčių rado ir rusų partneriai Vokietijoje. Tad grėsmė Baltijos šalims visuomet buvo geopolitinė. Tai, kad sprogimais dujų infrastruktūra grįžo į mažiau geopolitiškai grėsmingą padėtį, turėtų būti palengvėjimas Baltijos šalims ir jo labiau palengvėjimas Ukrainai. Tačiau, vertinant pesimistiškai, Nord Stream sprogimai kaip hibridinio karo grimasa gali reikšti išaugusią Maskvos toleranciją skausmui ir rizikai. Tokiu atveju ant stalo atsiduria Baltijos šalių atjungimas nuo Brel žiedo. Kaip rašiau praėjusią savaitę, jo metu rizika daugiausiai kyla karaliaučiui, kad Rusijos eksklavas išsijungs netekęs prieimo prie rusiškos IPS-UPS sistemos. Tačiau dabar karinės bazės ten apytuštės. Nesakau, kad reikia itin bijoti, tik užfiksuoju, kad rizikos profilis regione kiek pasikeitė. Klaipėdos dujų importo terminalą valdanti Klaipėdos nafta rezervavo apie 60% Independence pajėgumo. Tai yra po 24 teravatvalandės per metus ateinančiam dešimtmečiui. Maždaug po 6 teravatvalandės per metus gavo 4 įmonės – Latvijos Latvija Energo ir Lenkų PGNiG – pačios pranešė apie Klaipėdoje rezervuotus pajėgumus. Likusios 2 lietuviškos – spėčiau Ignitis grupė ir Achema.
Toks aukcionas buvo surengtas pirmą kartą, likę nerezervuoti terminalo pajėgumai ir toliau bus skirstomi kasmet, ateinantiems metams. 23 metais tai bus išdalintos dar 9 teravatvalandės. Likutis gali būti užsakomas ir metų eigoje. Tuo tarpu Estijos politikai ėmė viešai kalbėti, kad Suomijos pusė nėra linkusi bendrauti apie susitarimo dėl bendro dujų importo terminalo detalės. Klausimų jiems kelia tai, kur pirma bus prišvartuotas išnuomotasis dujų terminalas – Estijos Paldiskije ar Suomijos Ingės uoste. Taip pat neaišku, iš ko bus perkamos jo importuosiamos dujos. Na, o tuo metu Latvijoje dujų importo infrastruktūrą ketinanti vystyti Skulte LNG pranešė ketinant jie išleisti apie 120 milijonų eurų. Tai yra gerokai mažiau nei įprasti FSRU įrenginiai, kurie gali atsieiti 300 ar 340 milijonų eurų. Sprendžiant iš latviško projekto, jie nestatys dujų talpų, o tik tais prieplauką. Dujos bus kraunamos į Inčiukalnio dujų saugyklą per išdujinimo įrenginį krantinėje. Kodėl tai svarbu? Klaipėdos dujų terminalas klientų paieškos prasme užbėgo už akių laikotarpį, kai regione bus daugiau konkuruojančios infrastruktūros. Planų naujiems dujų importo terminalams turi tiek Lenkai, tiek Latviai. Tuo pačiu akivaizdu, kad dujų vartotojai šiaurinėje regiono dalyje, tai yra Estijoje ir Suomijoje, yra linkę palaukti savo terminalo. Visgi estų viešas burbėjimas neįkvepia. Ypač kaip aptarėme anksčiau, dujotiekių sprogimai reiškia didesnę riziką būti atjungtiems nuo Rusijos elektros sistemos. Mat toks scenarijus turėtų pasekmių ir dujų sektoriui. Savarankiškai Baltijos šalių elektros sistemai prireiktų papildomų 8,5 teravatvalandės dujų elektros gamybai. O tai yra apie 67% visų dujų šiuo metu žiemai sukauptų mūsų dujų saugykloje. Pažymėtina, kad jį pustuštė nebe Gazprom kontroliuojamas Latvijos Gazė pastangų. Taip, padėtį lengvina pastebimai sumažėjęs dujų vartojimas, ypač Lietuvoje. Vyriausybės skelbiasi turinčios pakankamai dujų gyventojų poreikiams. Visi, su kuo kalbu neoficialiai, dievagojasi, kad viskas yra gerai. Galiausiai dabar jau mažai ką ir galime pakeisti. Tačiau faktas, kad visus šios rūpesčius išspręstų sėkminga Suomių ir Estų terminalo projekto baigtis. Tiesa, sunkiau ką nors pasakyti apie trečiojo terminalo poreikį regione. Tai, kad Latvija Energo sudalyvavo Klaipėdos naftos kvietime, rodo, kad į latvišką projektą daug vilčių nededa ir vietiniai. Energetikos ministrų susitikime Briuselyje penktadienį patvirtintos ES priemonės skirtos suvaldyti elektros energijos kainas. Tai yra elektros vartojimo mažinimas, mokesčiai iš krizės itin daug užsidirbantiems verslams ir leidimas teikti pagalbą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės apibūdinamos kaip laikinos ir išskirtinės, jos galios nuo šių metų gruodžio iki 23 metų pabaigos, jei nenurodyta kitaip. Sutarta, kad šalys ateinantį gruodį, sausį, vasarį ir kovą privalomai mažins pikinę elektros paklausą 5%. Piko valandos tai 10% laiko, kai elektros paklausa yra didžiausia. Taip pat prašoma savanoriškai mažinti bendrą elektros suvartojimą 10%. Kaip tiksliai taupyti elektrą, šalys spręs pačios. Be to, vėjo, saulės lignito ir branduolinių jėgainių operatoriai turės apsiriboti maksimaliomis 180 eurų už megavatvalandę pajamomis. Tai yra maždaug 50% praėjusio mėnesio elektros kainos Lietuvoje, bet 4-5 kartus daugiau nei įprasta. Taip pat numatytas solidarumo mokestis, tai naftos, dujų, anglies gavybos ir naftos perdirbimo bendrovėms. Bus ribojamas 2022 arba 2023 metų apmokestinimo pelno augimas iki 20% palyginti su pastarųjų 5 metų vidurkiu. Iš viso to surinkti pinigai turėtų būti skiriami padėti elektros vartotojams. Kodėl tai svarbu? Na, tai turėtų būti mechanizmas leidžiantis nieko perdėm nenuskriaudžiant surinkti pinigų ir apsaugoti elektros vartotojus nuo kraupiai išaugusių elektros sąskaitų. Kištis į rinką yra sudėtinga ir beveik visada sukelia nenumatytų pasiekmių, bet politikai nėra linkę į politinę savižudybę ir praktiškai yra priversti veikti. Įprastai
Didelė elektros kaina turėtų savaime paskatinti vartotojus taupyti, o gamintojus investuoti. Tad teoriškai sąskaitų subsidijavimas viena ranka ir prašymas mažinti vartojimą kita yra viena kitai prieštaraujančias priemonės. Labiausiai Lietuvoje pasijaus tikėtina elektros suvartojimo pikų mažinimas. Jie iš akies sprendžiant Lietuvoje yra apie 8:10 val. Ryto ir apie 8 val. Vakare. Ir didžiausias efektas regis pasijustų vartojimą ankstinant, o ne įvėlinant. Galutinį verdiktą, žinoma, skelbs čia atsakingos institucijos. Visgi, paklausos sumažinimas ar paslinkimas piko metu padės mažinti valandų skaičių, kai elektrai gaminti turi įsijungti brangiausiai tai darantys įrenginiai. O tai padaryti galima, pavyzdžiui, ankstinant dalies įmonių ar įstaigų darbo laiką. Kainų lubos savo ruožtų Lietuvoje bus taikomos tiek saulės ir vėjo elektrinėms. Mes neturim nei brandolinių, nei lignito jėgainių. Tiesa, 180 eurų už megavatvalandę vidutinė mėnesio biržos kaina perlipo tik 5 mėnesius per pastarosius 2 metus. Tai yra 21 metų gruodį ir šių metų birželį rugsėjį. Lietuva daug elektros importuoja. Tam, kad Lietuvos vartotojai atgautų, pavyzdžiui, švedams permokėtos pinigus, valstybės turės sudaryti dvišalės sutartis. Tuo tarpu perteklinį pelną susirinkti Lietuva galės ko gero iš naftos išgavėjų ir Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdančios Orlen Lietuva. Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių grupės Teltonika bendrovė Teltonika Energy pradėjo masinę elektromobilių įkrovos stotelių gamybą. Įrenginio koncepcija buvo pristatyta 21 metų pabaigoje, o masinė gamyba pradėta rugsėjo antroje pusėje. Gamyba vykdoma Vilniuje, gaminamos 7,4, 11 ir 22 kW galios stotelės. Planuojama, kad 26 metais šalyje bus daugiau nei 53 000 privačių mažos ir vidutinės galios krovimo taškų. Lenkų energetikės PKN Orlen akcininkai pritarė kitos valstybinės įmonės Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo arba PGNiG prisijungimui. Pirmoji perims antrosios turtą, PGNiG akcininkai mainais gaus Orlen akcijų. Beveik 1 akcija už 10 turėtų. PGNiG akcininkų susirinkimas dėl šio sandorio šaukiamas spalio 10 dieną. Lietuvoje Orlen valdo naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, o PGNiG valdo antžeminį gamtinių dujų skirstymo terminalą Klaipėdoje. Ignitis grupės antrinė bendrovė Ignitis Renewables įsigijo vėjo jėgainių projektą Silezija 2 Lenkijoje. Preliminari bendra investicijų suma kartu su statybos darbais sieks apie 240 milijonų eurų. Jo galia sieks iki 137 MW. Kaip ir šalia esantis bendrovės parkas Silezija 1, planuojama projektas bus hybridinis, tai yra prie jo bus statomas ir saulės parkas. Planuojama, kad jis veikti pradės 2024 metų antrą pusmetį. Elektra bus pardavinėjama rinkos sąlygomis. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuriais sekdami galėsite naujienlaiškį užsiprenumeruoti. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.